vandens. Susipakuojam palapinėlę. Susipakuojam. Standartinis pakėlimas. Nu va, amunicija. Susidėta. Daugmaž. Good to go. Šiandien vyksim toliau link Turkijos sienos. Žodžiu, keliuku. Stengsimės kiek įmanoma pakrantę, gausis ir upė, nes dabar čia eina jūra juodoji. Bet ten, kur tie kalnai, žodžiu, iš jūs yra upė. Ir jinai taip atskiria, žodžiu. Iš jūros ištekanti atskiria tas dvi žemyno dalis. Dvi žemės dalis tiksliau. Ir mes šitų keliukų varysim link Turkijos. Stengsime kiek įmanoma nusigauti palei jūrą, bet atysim pagal situaciją, žodžiu. Važiuosim apie. Šiandien jau čia apie 5 kilų. Kažkur, kad biškį pasimėgauti. Tai prasidės serpantinai, va, matosi tie kalnai ir ten kalnai. Link Turkijos ten serpantinų bus. Žodžiu, iki Turkijos sienos sukilimo štuka 400 metrų. Tai šiandien turbūt pusę to sukilimo padarysim. Rytoj damušim. Planas toks. O toliau žiūrėsim, kaip čia kas. Važiuojam. Kelionė prasideda. 37 diena. Let's go! Vakar taip sunkiai stūmiausi šitus smėlius, šiandien tai ženkliai lengviau. Kai nuo kalno tai pabarabanų visiškai. Atsipultas gali stumti. Kalno tai grynas Haivoksas. O žemyn tai va. Su pirštu nosį gali stumti. Visiškai. Oi, gera dienelė laukia pasaka. Pasakė, čia labai greitai artėjam link Turkijos. Įdomu, kaip ten siena, kaip ten seksis, kaip viskas. Poryt. Tiksliau poryt, vakare arba poryt. Turėčiau pasiekti Turkiją. O taip. Labai gera šita vieta nakvynė. Man patiko. Nu, šį kartą gal pabandysiu kažkaip išvengti šito perkelinėjimo. Aš esu tais kilnojimais, tai čia galima prisivesti. O. Cigarečių rasta. Juodai dienai pasirūpinti. Aišku, nerekomenduoju rūkyti, pats nerūkau. Tada ėstų vieną dieną, tada net toliau. Bet čia jo, jau čia matau, kad rizikuojam biškį. Bet nieko, tuoj prasitikrinsim padangas čia. Čia išvažiavę. Kaip situacija. Tai tiksliau, ten nusistumsim ir pratikrinsim. Ar pristrigdėm, ar nepristrigdėm nieko. Tokių garselių įdomesnių pradėjo sklist. Viskas gerai, spyglių kamerose nebuvo ir padangose. Galima minti. Pirmyn į kelią. Pirmyn link Turkijos. Važiuojam. Štai ir ta upė, kur pasakojau. Žodžiu, ten yra jūra ir iš jūros išteka upė. Ir va teka ta upelė.
atskyrus žemyninės dalis. Žinosim, tikrinsim, kiek čia dar jinai tekės. Oras geras, buvau užsidėjęs džempaką. Su džempaku karšta. Persimečiau vėl ant maikės. Pirmieji 5 kilometrai įveikta. Gana nesunkiai, biškį buvo kalniuko, bet tokia, kaip sakytas, kalniukas nestatus. Tai labai didelių sunkumų nebuvo. Normaliai, bet va serpentinai laukia, matosi, kad jie laukia, kad jų bus. Žiūrėjau ant mapso, yra Primorsko miestelis. Užsuksim į jį, papusryčiaut. O kasgi čia į mus nusitaikęs? Laimė, kad lėčiau minam, kad neviršinom tą greičio. Tai šaudo čia. Ne tik Lietuvoj trikoji stovi. Bulgarai irgi mėgsta patiškę. Ir čia turėtumėm greičiau papult negu ten su mašina keliais. Čia biškį rimčiau, blemba, dviračiai turi pliusų. Mašinos negali, ten dviračiai gali. Kuo puikiausiai pravažiuoti. Pasak. Geriausia keliavimo priemonė, aš jums taip pasakysiu. Geriausiai pajaučia ir žmonės, kultūra, va, pažiūri, kaip moteris džiaustosi skalbinius atsigarų burnai. Viskas kaip priklauso, va čia skaitau keliavimą. Tu pamatai, kas viduj. O su mašina, moco, lėki kaip tankas. Ką tu ten matyti? 1, 2, 3 paima padaryti. Turi būt čia ir dabar, esama momente. Nori sustoji būni. Sakyta, pasisveikini su žmonėm. Va čia keliavimas yra. Ieškom valiutos keityklos. Pakalbėjom su vyrioku, sakė, bankuose šiandien turbūt tik tai. Bankai sekmadienis nedirba. Sekmadienis nedirba, tai dairome. Pasikeist, kol čia tos valiutėlės būtų galima. Kaip čia ta gatvė viena pagrindinė. Matyt, kad tai pakeist. Važiuosim toliau. Dairomės. Pasikeisim valiutos ir varysim pavalgyti. O vietinė Bulgarija pasakė, kad neina pasikeist valiutos dėl to, kad sekmadienis nepasikeisi, tai reiks naudot banko korteles. Norėjau biškį grynus išnaudot. Simsim vandenėlio. Simsim. Tai va, radom restoraniuką, pasijungėm ant krovimo kompą telefoną. Viena vezetė čia pas mus. Tai žodžiu, dar kitą pakrovėją su powerbanku ir telefonu. Paprašiau padavėjos, kad į vidų nuneštų. Krauna ten. Arba pusryčiaujam. Sėmiau sriubos su mėsos papuliais. Skanios ir omletą. Skanaus kibrytė. Pastojo kelią. Vežikas, Baltijos vežikas. Sikabint gal būtų prikals. Taip ir gyvenam. Pavalgėm, pravėmės įrenginius. Pilnai užkrauti galim važiuoti link Turkijos toliau. Jeigu kažkam reikia, va galit nusipirkti
butą tiesiai į jūros krantą, kaip sakant, vaizdas. Ir į upę, ir į jūros krantą. Ai, va dar viena upė ištekant iš jūros. Nice. Dvigubas vaizdas į vandens telkinius. Čia tai išvis vipų vipas. Dobrą dieną. Veiksmas vyksta, nieks nepyksta. Išvažiuojam iš Primorsko miestelio. Judam tolyn. Sezonas užsidaręs, tai tuščia visur, tai tuščia. Golden Dunes. Tuštutėlis. Tik tai sargų automobiliai stovi. Tai meistrų. Добрый день. Молодец. Policininkai su šypsenėlėm. Kaip priklauso, tvarkingai. Skaitau tokius. Semkutės pjaudo. Žino žmonės. Sakau, bulgarai žino jie kaip gyventi. Turim ko pasimokyti. Matau, kad yra kačialkė. Pavadin. Silpnai su tais gyvūkliais. Vaikiški labiau. Rimtesnių treniruoklių norėtų. Kiekviečių įsitraukimams skelbtinio. Šitas vietoj imitacijos. Taip nepavadinsiu. Nieko rasim. Nu ką, privažiavom. Serpantinuką minam. Minam į kalniuką. Gerai pavalgyti, energijos daug. Tai galim pavaryti dar kol kas. Viskas gerai, ne. Įsijaudinkit. Smagu Bulgarija atsiuntus ir malūnsparnį. Užtikrint saugumui, kaip sakant, keliautojai. Man patinka. Stengiasi šitas šalis. O čia tai stengiasi, aš skaitau, suprantu. 15 kilometriukų. Varėm. Judam toliau. Matau aikštelę už tvorų, bet tai ten sudėtinga gali būt papult. Nieko, kitos sulauksim. Ir važiuosim, pasportuosim, ne problema. Labadien. Policijos postas. Tuščias. Ką čia mes turim įdomu? Ką mes čia turim? Kažkokią keturiačių trasą. O ką čia? Karstymosi kažkokias trasas. Tokius dalykėlius, o čia tai vapšė, hier znait, vartaliotą kažkokį pavartyti. O tokius dalykus turim.
Nueisim į tūliką. Čia biškį. Patikrinti veikia. Nu ką, grįžom ant greitkelio. Gaila, kito kelelio nėra, tenka greitkeliu važiuoti. Bet algot. Važiuojam, let's go, come on, jau! Pareigūnai maladėts, nekreipia dėmesio. Savais reikalais užsiėmė. Kazanovo, Lozenec, Velika. Miestai prieš akį. Nu, įveikėm 25 kilometrus. Leidžiuos nuo kalno žiūriu priekį, irgi neblogas kalnas laukia. Neblogas atrodo. Stop! Sarajevo. Miestelis. Ojojoj, apėjom prie serpantino. Štai mažiau bendraujantis. Kolega. O čia lydliukas. Reikia sustot biškį apsiprekinti, aš manau, nakteliai. Spirksime žvarį. Labai gerai. Įdomiai iš čia, kaip angliškai. Imitacinė spina. Sama, ja čiuošiuos, su jie. Banicėlė. Banicėlė. O, skambaliukai. Šitus skambaliukus aš atsimenu Moldavijoje, dar ožkos su šitais skambaliukais irgi ryte mane pakėlė. Bet čia kita situacija. Čia karvės. Arba jos tie skambaliukai tai tokie raminantys. Skamba čia kaip muzika. Tucikai sargai. Geras. Viskas prižiūrėta. No. 30 kilometrų. Serpantinukai, bet tokie nestatus. Nors tie gerai. Bet spėju bus ir statesnių. Vis dar minam serpantinais. Lengvas sukėlimas, bet ilgainiui vargina. Sakyti. Pasijaučia. Papasakys nesibė. Eisim toliau. Yra reikalų, yra. Iškiau temsta. Čia prie vieno miestuko statyti palapinę. Žiūrėsim, kaip išeis. Viskas dėliosis pagal planą. Taip, opa. Vaizdeliai, va kokie kalnai aplink. Matosi. Neblogai, sakyčiau.
Taptelėjau net įdomus piešinukai, jau ant trečio gal akmens matau. Važiuojant vis nupieštas kažkoks žmogelis, įdomu, ką čia simbolizuoja. Mašinėlė. Nepasakyčiau, kad daug mašinų pravažiavo čia važiuojant man. Važiuoju iš tų maršrutų, nes jisai biški yra artimesnis jūrai. Ir šitas kelias netoks pagrindinis nuo Bulgarijos į Turkiją. Yra kitas toks kelias. Jisai tiesesnis, šitas gaunasi toks aplinkkelis šiek tiek. Dėl to pasirinkau, tikėdamasis, kad mažiau eismo čia bus. Šau kokie kalniukai. Wow. Nu va, atvažiuojam. Izgrevo miestelis. Planavau šitą miestelį įleist čia kažkur nakvynę. Kaip čia to laiko turim. Galima būtų į hatelę įsimest. Aš labiau norėčiau į kokį apleistą viešbutį. Į top floorą. Įlėkt. Čia jau nepasirinksi. Čia jau ką gausi, tą gausi. Baterija. Saugot. Nu įdomu miesto, kad čia riedam. Kaip metas gal čia labiau. Jeigu trokši lėtai nusipirkt pagal. Iš automato. Šis taptas ir. Pasidaryt, kur čia randamės ir kur čia tiksliau nakvot. O lemputė net padaryta. Gražu vaizduoja. Gražu. Nu gal koks bulgaras pasisiūlys malonus. Priimti naktelį. Prašalaitį, lietuvį. Vėliavos jų labai panašios, vienas spalva tik tai skiriasi. Ne geltona, bet balta. Kaimelis toks, ramybė. Ramybės oazė. Visiškai ramu. Jis labai toli nesinori iš čia, žodžiu. Norėtųsi pakrist čia kur. Modelė su staliuku. Kažką sugalvosim. Ir prastesnių situacijų buvę gyvenime. Palapinės statymais, tai čia neprapulsim. Kažkaip tik tai nesinori nusileist per žemai. Labai apačioj būt nesinori, jau smagiau būt iški kažkur aukštėliau. Kas čia gero? Kas čia gero? Ką čia rodo? Navigacija, kas čia per pointas kažkoks. Koks kamazas stovi. Ten taip, ten taip. Ar čia chatos kažkokios? Čia kas vaido? Užsuksim pažiūrėt. Stovi. Kamazai. Kapinės. Ne, kapinėse tai gal irgi tiek to aplenksiu, gal aš jas geriau. Ne labai, kad trauktų. Prie kapinėlių leist laiką. Lenksiu kažkas.
kažkokius. Oi, su šunim, nesisuks. Gamybinės teritorijos kažkokios, garažai ir dar kažkas. Arba autobusai stovi. Tiek to, čia nesuksim. Kiek čia to laiko blemba? Grubiai 10 minučių turim. Paieškoms. Daugiau ne. Paskui jau tik tai reiks kristi ir statyti. Lapinę blemba reikia. Reikia surast spotelį. Jau bus raganosius. Pažiūrėsim, kas čia. Kas čia per reikalai už tų medelių. Tokia kaip aikštelė. Kažkas tokio. Kažkuose gyvūnai krebžda, tai triušiai, tai vilkas. Oh no. Dabar minsim į serpantiną. Kopsim į viršų. Čia kas? Opa. Išdžiūvus upė. Geras, čia šlaite šitam kažkur būtų galima. Vėjo upės pasistatyti. Blemba, nusileisiu su to dviračiu, tai paskui sunkiai užkilsiu. Irgi nevarkia. Užsiknėsiu paskui. Nu, ieškom toliau žodžiu. O, bet čia nuvažiavimas yra. Kažkoks. Nu, tiek to. Čia kažkokia kaip apžvalgos aikštelė. Atrodo. Važiuojam, pažiūrėjom. Čia gerai. Pasėdėt, parymot jau yra vietos. Gerai kažkur palapinę nusimest. Pažiūrėsim, kas čia. Vietelės. Ženklas kažkoks jau. Nuo senatvės nublukęs. Nu, čia jau biški kraštovaizdis lygesnis. Kažkur čia bandysim įsikurti. Čia pasakysiu taip. Iškelį giliau nuo kelio, nuo užsukimų. Nu, čia realiai gyvybės maža, aš pasakysiu. Ten artimiausias miestas už 20 kilų. Čia kur gamyklą pravažiavau prieš 5 kilus. Tokie atstumai, jau čia biškį tokiau atvarėm. Tam dar kažkokios properšos. Bet tiek to kažkaip maloniau čia atrodo. Ambant. Ant čia tai čia nieko nematyt. Visiškai nieko nesupras. Kas kaip kur iš kur neaišku. $36.05. 35 kilometrai įvažiuota. Šiai dienai tiek. Tokį rezultatą pasiekėm. Kažkoks šuoloja. Tolėliau. Kažkokia vietelė yra. Čia ir statysimės. Čia. Čia ir statysimės. Somewhere nowhere. Tik tai mes ir miškas ramybė. Kaip jum tokioj vietoj?
Būtų baugu nakvoti vienam. Neaišku kur. Neaišku kur kas. Ateis koks vilkas miška ar neteis. Ar būtų baugu? Pakomentuok. Nu va, palapinę pasistatėm. Žodžiu, susirinkam stafą į palapinę, visko ko reikia. Ir lysim miegot. Lysim miegot. Vėluoju, kontento reikia jums paduoti. Kontento. Su kontentu vėluoju. Viskas hebrytė. Dengiu dviratį, einu miegot.